Visada jauti, kad kažkas negerai, bet ne su pasauliu, su tavimi. Nuo mažens atrodė, kad tavo akis mato per daug, kad tavo širdis jaučia per stipriai. Kol kiti paviršutiniškai šypsojosi, tu nugrimzdai į tylą. Kol tavo šeima laikėsi nematomo normalumo scenarijaus, tu buvai tas, kuris užkliundavai už ženklų tarp eilučių. Tas, kuris nepritapo, kurį trikdė vien savo intensyviu egzistavimu. O kas, jeigu visa tai nėra klaida? O kas, jeigu jūsų skausmas buvo ta pati dirva, kurioje pabudo jūsų siela? Nėra lengva užaugti jaučiantis svetimus savo namuose. Tai beveik tas pats, kas gyventi tremtyje, teritorijoje, kuri turėtų būti šventa, namuose. Emocinė įsčio, kurioje turėjome būti maitinami. Tačiau kai kuriems iš mūsų namai buvo pirmoji dvasinio išlikimo arena. Ir kad ir kokia skausminga būtų ši realybė, ji turi paslėptą kodą, kurį mažai kas išdrįsta iššifruoti. Jautriausi, labiausiai pažadinti, dvasiškai labiausiai pasiruošę žmonės retai gimsta lengvose vietose. Kodėl? Kodėl empatiškiausios sielos apgyvendinamos šalčiausiose šeimose? Kodėl tie, kurie atneša šviesą, glūdi šešėliuose? Kodėl intuityviausi vadinami dramatiškais, labiausiai užjaučiantis silpnaisiais, o sąžiningiausi maištininkais? Nes ramybė neatsibunda iš komforto, ji atsibunda iš trinties. Karlas Jungas, vienas didžiausių žmogaus sielos tyrinėtojų, sakė, kad individualizacijos procesas, kelionė į tai, kuo mes iš tikrųjų esame, neprasideda ramybėje. Tai prasideda nuo konflikto, nuo lūžio, nuo diskomforto, kai pažvelgi į savo tėvus ir supranti, kad jie manęs nemato, negirdi, nesupranta. Ir tai, kas gali atrodyti kaip prakeiksmas, iš tikrųjų yra tyli misijos pradžia. Taip, nes tu nesi palūžęs, tu mokaisi. Tiesa ta, kad tie, kurie atėjo kelti žmonijos sąmonės, neateina su instrukcija, aplodismentais ar raudonu kilimu. Jie ateina su daugybė klausimų, daugybė emocijų, daugybė tiesų. Ir tai sutrikdo nusistovėjusias sistemas, įskaitant ir šeimos sistemas. Štai kodėl tiek daug išrinktųjų užauga tapdami taikiniu, atpirkimo ožiu, vaikų, kuris kelia problemas, paauglių, kuris atsitraukia, suaugusiųjų, kuris nutraukia ryšius, nes jūsų energetinis laukas kelia grėsmę struktūrai, kuri minta neigimu, struktūrai, kuri mieliau apsimetinėja nei jaučia, kuri labiau linkusi kontroliuoti nei mylėti, labiau atkartoti nei transformuoti. Ir vis dėlto jūs jautėte, uždavėte klausimus, žiūrėjote į akis tiems, kurie turėjo jūs apsaugoti ir neradote jokios paguodos, tik tylą, kritiką, nuvertinimą. Ir nepaisant to, kažkas tavyje liko nepaliesta, ta dalis, kurios net negalėjai paaiškinti, ta dalis, kuri nepasidavė, netylėjo, neprisitaikė, ta dalis yra tavo pašaukimas. Ir ne, į tai nėra lengva atsakyti, nes kai gimei šeimoje, kuri nesupranta tavo sielos, pirmas dalykas, kurio išmoksti, yra abejonė. Abejonė savo verte, savo suvokimu, savo teisę egzistuoti. Bet štai kur esmė. Abejonė savimi yra pirmasis sąmonės pabudimo etapas. Nes abejonė yra ta vieta, kur gimsta paieška. O iš paieškos gimsta ryšys su kažkuo didesniu. Ar pastebėjote? Žmonės iš nuodingų šeimų dažnai pasižymi įspūdingų dvasinių gylių, aiškumu, kuris kyla ne iš knygų, o iš randų. Empatija, kuri nėra teorija, yra išlikimas, nes jie buvo priversti ieškoti Dievo ten, kur jo regis nebuvo. Rasti meilę, jos negaunant. Prasmės paieška chaose. Tai ne skausmo romantizavimas, tai jo švento vaidmens pripažinimas. Skausmas buvo dirva, kuri vertė tave pakelti akis aukštyn. Nebuvimas išmokė būti buvimu. Žlugimas pažadino tikrąjį aš. Ir štai ko galbūt niekas tau niekada nesakė. Tu nebuvai savo šeimos problema. Tu buvai atsakymas. Tačiau atsakymai trikdo, kai vis dar nori išlaikyti iliuziją.
Tu buvai trikdantis, nes buvai tikras. Ir net jei visą gyvenimą buvai kaltinamas per dideliu jautrumu, intensyvumu, dvasingumu, galbūt dabar pradedi suprasti, tu nebuvai pernelyg, tu buvai reikalingas. Skausmas, kai tavęs nepastebi. Tuštuma, kai tavęs nemyli taip, kai tau taip reikia būti mylimam. Nusivylimas, kai bandai būti suprastas žmogaus, kuris atsisako jausti. Visa tai buvo didesnio užgimimo dalis. Sielos, atėjusios sugriauti nusistovėjusius modelius, nutraukti ciklus, išgydyti senas žaizdas ir atverti sąmonės vartus, kur buvo tik pasikartojimai. Gimei emocinėme kare, bet ne tam, kad kovotum amžinai. Gimei prisiminti, transformuotis, perrašyti. Ir net jei pasaulis tvirtina kitaip, tyli tiesa ir toliau vibruoja tavo būtyje. Tu nesi klaida, tu esi pašaukimas. O dabar pasakykite, kas būtų, jei viskas, ką patyrėte, nuo pirmojo atstumiančio žvilgsnio iki paskutinės pabejingumo tylos, būtų būtent tai, ko jūsų sielai reikėjo, kad pabusti? Ar kada nors susimastėte, kodėl tam tikri modeliai jūsų gyvenime kartojasi, tarsi jie būtų užprogramuoti, tarsi kad ir kaip stengtumėtės tobulėti, kažkas nematomo jūs vėl traukia į tuos pačius emocinius ciklus? Kartais tai nesėkmė, tai nesilpnumas, tai paslėptasis jūsų psichikos scenarijus. Nesąmoningas scenarijus, kuris pradėjo rašytis dar gerokai prieš jums suprantant, kas yra meilė, o kas atstumimas. Karlas Jungas jį vadino kompleksu, autonomiška emocinė struktūra, kuri susidaro remiantis intensyvia patirtimi, kurios daugelis kyla vaikystėje. Kompleksai yra ne tik prisiminimai. Tai gyvos sistemos mumise, turinčias savo balsą, valią ir kryptį. Kai per stipriai reaguojate į kritiką, kai jaučiatės paralyžiuoti pažįstamoje situacijoje, kai palūžtate dėl kažko atrodytų nereikšmingo, taip kalba kompleksai. Tai praeities apsireiškimas dabartyje. Ir iš kur kyla šie kompleksai? Šeimoje. Sunku tai priimti, nes esame mokomi saugoti šeimos idėją kaip kažką švento ir nepajudinamo. Bet kas, jeigu tai, ką vadinate šeimyninė meilė, iš tikrųjų yra emocinio sąlygojimo ciklas? Kas, jeigu tai, ko jūs mokė kaip rūpesčio, iš tikrųjų yra užmaskuota kontrolė? Kas, jeigu meilė, kurią gavote, buvo sąlygota jūsų gebėjimo įtikti, užsičiaupti ar pasiduoti savo? Šie klausimai nėra kaltinimai. Tai kvietimas. Kvietimas aiškiau pažvelgti į struktūrą, kuri suformavo jūsų tapatybę. Kai užaugame, emociškai ignoruojami, išmokstame nepasitikėti savo jausmais, kai esame kritikuojami dėl jautrumo, išmokstame išjungti savo intuiciją, kai esame baudžiami už tiesos sakymą, išmokstame meluoti patys savo. Ir laikui bėgant, to net nepastebime. Mes manome, kad esame tokie, bet nesame. Mes buvome suformuoti, esame užprogramuoti. Ir pavojingiausia šiame programavime yra tai, kad jam nereikia rėkti ar naudoti fizinę smurto. Kartais tai pasireiškia tyla, žvilgsniu, tuštuva. Meilėje, kuri niekada neateina. Ironijoje, užmaskuotoje kaip pokštas. Komplimente, kuris niekada nebuvo pasakytas. Prisilietimu, kurio niekada nebuvo. Ir tai palieka mus nuolatinėse abejonėse. Ar aš tikrai vertas meilės? Ar aš persistengiu? Galbūt problema yra manyje? Ne, tai ne tu. Tai sistema. Ir vienintelis būdas iš jos išsivaduoti – ją pamatyti. Permatyti kiaurai. Todėl dvasinis pabudimas susideda ne tik iš ramybės akimirkų. Jį pirmiausia sudaro lūžiai, perversmai. Nuo vidinių konfliktų, nes norint išsivaduoti reikia išprogramuoti viską, ko buvote mokomi apie tai, kas esate. O tai yra giliai psichologinis darbas. Žinoma, jei tai galima pavadinti darbo.
Giliai simboliška, giliai žmogiška. Jungas teigia, kad niekas nenušvinta įsivaizduodamas šviesos vaizdinius, o tik suvokdamas tamsą. Ir ši tamsa yra jumise ne kaip kaltė, o kaip palikimas, jūsų protėvių palikimas. Kartų traumos, modeliai, kurie taip ilgai kartojasi, kad susimaišo su meile. Tačiau yra išeitis, yra galimybė vėl susijungti. Yra kelias, kuris prasideda pačioje toje vietoje, kur jūsų manimų esate palūžę. Nes ten, toje griūties vietoje, yra tarpas, plyšys. Ir per tą plyšį šviečia sąmonė šviesa. Pradedi prisiminti, ne protu, kūnu, siela. Vėl pradedi jausti tai, ką visada žinojai. Pradedi suprasti, kad tavo nuojauta buvo teisinga, kad tavo jautrumas niekada nebuvo silpnybė, kad tavo suvokimas nebuvo perdėtas, o subtilus, kad tai, ką tavo šeima bandė nuslėpti, buvo būtent tai, ką pasaulis labiausiai norėjo išgirsti. Pradedi suprasti, kad neatėjai čia tam, kad visi tave priimtų. Atėjai susiderinti su tiesa, kad tavo skausmas nebuvo bausmė, tai buvo pašaukimas, žemėlapis, išminties siekna paslėpta giliai tavo kančioje. Ir šis žemėlapis neveda į išorę, jis veda vidun, į tavo sielos centrą. Kur tavęs nepasiekė jokia kritika, kur joks atmetimas tavęs neapibrėžia, kur joks nebuvimas tavęs neriboja. Tik ten prasideda tikras išsivadavimas. Sakoma, kad viskas prasideda šeimoje. Bet kas jeigu jums viskas prasidėtų nuo tylos? Tirštos tylos, nematomos, bet pilnos neišsakytų prasmių. Jautei, kad kažkas negerai, bet niekas to nepatvirtino. Žodžiai buvo paprasti, gestai santūrus, ir vis dėlto kažkas tavyje neleido tau kvėpuoti. Ar prisimeni pirmą kartą, kai pajutai poreikį pasislėpti? Galbūt tai nebuvo didelis įvykis. Galbūt tai buvo subtilus komentaras apie tavo jautrumą. Tas panieko žvilgsnis, kai verkei. Arba tas sarkastiškas juokas, kai pasidalinai kažkuo tau svarbiu. Taip viskas ir prasideda. Ne riksmais, o sielos plyšiais. Ir tada prisitaikai. Keitiesi. Redaguoji save. Pradedi svarstyti, kuo turiu būti, kad būčiau mylimas. Ir pamažu savo tikrojo aš daleles išmainai į pripažinimo trupinius. Kol vieną dieną atsibundi ir supranti, kas esi iš tikrųjų. O kas jeigu šis tapatybės praradimas nėra nesėkmė? O kas jeigu tai naujo kelio pradžia? Toksiškos šeimos ne visada būna triukšmingos. Kartais jos atrodo kaip rutina. Ramios vakarienės, mechaniniai apkabinimai. Banalūs juokeliai, kurie žeidžia, bet niekas neužduoda klausimų. Jie apsimeta normaliais. Ir būtent čia jie tampa pavojingi. Nes toks smurtas yra nematomas. Jis psichologinis. O kai smurtas nematomas, auka atrodo pamišusi. Jautiesi, lyg būtum vienintelis budrus kambalyje, kuriame visi miega. Tarsi stebėtum, kaip dega namas, o visi kiti šypsosi ir klausia, ar norite dar kavos. Nemiegoti šeimos kolektyvinės pasąmonės akivaizdoje nėra didvyriška. Tai vienatvė, varginanti, beveik nepakeliama. Bet kas sakė, kad tavo siela atėjo čia jaustis patogiai? Tu negimei lengvam pripažinimui. Gimei dėl tiesos, net kai ji gali nudeginti. Kai kurie žmonės visą gyvenimą kartoja paveldėtus vaidmenis. Jie tampa emocinėmis savo tėvų kopijomis, perdodami traumas kaip šeimos receptus. Bet ne tu. Žiūri į scenarijų ir klausi, kas čia dabar? Kodėl niekas apie tai nekalba? Kodėl visi apsimeta, kad viskas gerai, kai viskas skauda? Jau vien šis klausimas tave paverčia pavojingu, nes kas abejoja sistemą, tas kelia grėsmę jos egzistavimui. Ir todėl jūs galite būti laikomi problema, nes giliai širdyje,
Buvote vienintelė galimybė pokyčiams. Vienintelis naujas kintamasis. Vienintelis šviesos spindulėlis tamsioje šeimos linijoje. Ar kada susimastėte, kodėl tiek daug pastangų dedama jūs nutildyti? Kodėl šeima, kuri turėtų jūs apsaugoti, kartais labiausiai trukdo? Kodėl, kai sustiprėjate, kažkas iš artimųjų vėl bando priversti jūs abejoti? Galbūt todėl, kad jūsų stiprybė atskleidžia kitų silpnybės. Galbūt todėl, kad tavo laisvė rodo kitų nelaisvę. Galbūt todėl, kad esi veidrodis, į kurį niekas nenori žiūrėti. Įdomiausia, kad dažnai tie, kurie kaltina tave esant sunkiu, tiesiog bando išlaikyti šią tavo versiją. Nes jei esate teisūs, viskas, kas buvo pastatyta iki šiol, pradeda griūti. Ir niekam nepatinka matyti, kaip griūva jo kortų namelis. Net jei tas namas buvo pastatytas iš skausmo. Jautiesi kaltas, kad augai. Kaltas, kad bandai išgyti. Kaltas, kad nutraukei ryšius. Kaltas, kad buvai laimingas, nepaprašęs leidimo. Ta kaltė ne tavo. Tai kaltė, kurią kažkas tave išmokė nešiotis visur su savimi. Ir dabar tu čia, su realia galimybė ne tik iš naujo išgyventi savo istoriją, bet ir ją perrašyti. Ar esi pasiruošęs žengti šį žingsnį? Ar vis dar jauti, kad tau reikia kažkieno leidimo? Kiek kartų tylėjai, kad išlaikytum ramybę sistemoje, kuriai niekada nerūpėja tavo ramybė? Kiek kartų pritemdei savo šviesą, kad neišskaudintum tų, kurie pasirinko gyventi tamsoje? Ir štai kur paradoksas. Jums reikia išeiti iš sistemos, kad pradėtumėte ją matyti. Tam reikia drąsos, sielvarto, pertraukos, senų ryšių nutraukimo, bet tai taip pat ir išlaisvina. Visuomenė romantizuoja namus ir tu užaugiai galvodamas, kad galbūt dramatizuoji. Kas gali būti blogiau? Kad tol, kol turi maisto ir stogą virš galvos, viskas gerai. Tarsi žmogaus siela galėtų maitintis tik bulvėmis, stogu ir sienomis. Tačiau yra alkis, kurio niekas nemato. Būties troškulys. Tikros meilės troškulys. Troškulys matyti daugiau nei mato akis. Ir būtent šiame nebuvime gimsta dvasinis karys. Tačiau ne kiekvienas karys gimsta žinodamas apie savo kovą. Prireikia ne vieno dešimtmečio, kad suprastum, kodėl jie sabotuoja savo santykius, kodėl praranda save darbe, kodėl jaučiasi kalti, kai sako ne. Nes priešas neateina iš išorės. Jis atėjo su pavarde, su gimtuoju kvapu, su neištesėtu pažadu, kad čia esi saugus. O kai pavojus nešioja tėvo ar motinos vardą, sielai nutinka trumpi sujungimai. Negali nekęsti to, kuris turėtų tave mylėti. Bet tu taip pat negali mylėti to, kuris išmokė tave išnykti. Kas lieka? Tuštuma. Ir būtent į šią tuštumą daugelis įkrenta. Nubudimo istorijos dažnos tarp tų, kurie išdrįsta nutraukti šį ciklą. Tie, kurie atsigręžia atgal ir sako, su manimi visa tai baigsis. Tačiau lūžis nėra akivaizdus. Tai nevyksta garsiai šaukiant ar atvirai maištaujant. Tai beveik visada prasideda tyloje. Pirmą kartą nusprendus nereaguoti į provokaciją. Pirmas kartas, kai pasirinki ramiai miegoti, užuot ieškojęs pritarimo. Pirmas kartas, kai sakai, nebenoriu aiškinti, kas esu tiems, kurie nebenori manęs matyti. Tai yra dvasinė revoliucija. Ji nėra triukšminga, bet negrįžtama. O tiems, kurie vis dar mano, kad šeima yra viskas, štai nepatogus klausimas. Šeima yra viskas, net kai ji tave griauna iš vidaus? Šeimos medis gali paaiškinti tavo genetinės šaknis, bet jis nenulėmė tavo augimo. Tu negimei tam, kad kartotum tų, kurie sakosi tave sukūrę siužeto.
Tu gimei tam, kad parašytum naują kalbą. Galingiausias laisvos sielos simbolis yra sudaužytas veidrodis, nes kai jis sudužta, jis nebeatspindi to, ką projektuoja kiti. Jis pradeda gražinti suskaidytus vaizdus, kuriuos turi pats atstatyti. Ir to atsigavimo metu atrandi tai, ko niekas negali iš tavęs atimti – savo gyvenimo autorystę. Tu čia nesi tam, kad vaidintum vaidmeniu, kuris buvo parašytas tau. Tu esi čia tam, kad režisuotum savo scenarijų. Ir jei tai skamba vienišai, tai todėl, kad taip ir yra. Bet tai taip pat šventa. Nes iš pradžių tai, kas šventa, retai būna kolektyviniu. Tai prasideda kūne, kuris išmoko išgyventi. Bet dabar nori daugiau. Jis nori gyventi. Jis nori kurti. Ir tai savaime yra pasipriešinimo aktas. Tylos drąsos aktas. Nes grįžti prie senų žaizdų, atkasti užkastus prisiminimus ir įvardinti skausmą, kurį visą gyvenimą neigiate, nėra lengva. Bet tai būtina, nes giliai širdyje jūs jau žinote. Kol šios žaizdos bus ignoruojamos, jos ir toliau rašys jūsų istoriją. Ateina akimirka, kai išgyventi nebeužtenka. Akimirka, kai siela pradeda reikšti stipriau. Jokių paruoštų atsakymų, jokio išorinio pripažinimo, jokių tuščių pažadų, ramybės, tikro priklausimo jausmo. Iš naujo atrasti ryšį su tuo, ko negalima nusipirkti, kas nėra paveldima, bet kas visada buvo. Paslėpta už visų jūsų versijų, kurios buvo sukurtos tam, kad įtiktumėte kitiems. Klausimas lieka atviras. Kaip judėti į priekį? Kaip išsigydyti nuo to, kas mūsų formavo? Kaip atkurti savo vidinį pasaulį, kai emocinis vaikystės pamatas buvo pastatytas ant smėlio? Atsakymas slypi ne praeityje, o dabartyje. Jums nebereikia laukti, kol pasikeis jūsų šeima, kol ateis atsiprašymas, kol ateis pripažinimas. Jums nebereikia belstis į tų, kurie negali arba nenori jų atidaryti emocinės duris. Jau dabar galite pradėti kurti naują gyvenamąją vietą savyje. Vietą, kurioje jūsų tiesa yra laukiama. Kur jūsų jautrumo nereikia slėpti. Kur jūsų intuicija nėra nutildyta. Veiksmas prasideda nuo sprendimo. Nustokite bandyti būti suprasti ir pradėkite suprasti save. Ir tai viską pakeičia. Pradedi suprasti, kad meilė, kurios visada ieškojai išorėje, dabar gali būti puoselėjama savyje. Kad tyla, kuri kadaise kėlė nerimą, dabar gali tapti erdve giliam klausimuisi. Atstumimas, kuris kadaise kėlė skausmą, dabar gali tapti aiškumu. O nepriklausimo jausmas, kuris jūs persekiojo metų metus, dabar gali būti ženklas, kad buvote skirti sukurti naują vietą tiems, kurie taip pat netelpa į senas struktūras. Turbūt didžiausias gijimo gestas yra nesusidurti su tuo, kas jūs įskaudino, o kurti gyvenimą, kuriame tai nebeapibrėžia jūsų asmenybės. Yra akimirka, beveik nepastebima, kai kažkas jumise nustoja prašyti būti išgelbėtam ir pradeda prisiminti, kad visada mokėjai plaukti. Ta akimirka nėra jokių fejerverkų, niekas neploja. Dažnai tai nutinka tyloje tarp gilaus įkvėpimo ir suvokimo, kad nebereikia nieko įtikinėti savo verte. Nebereikia savo kartoti to, ką turėjo pasakyti žmogus, kuris niekada nemokėjo išreikšti meilės. Tiesiog sugrįžti pas save. Iš pradžių tai keista, nes metų metus tikėjai, kad išgijimas ateis iš išorės. Trauma vis dar yra. Istorija ta pati. Bet kažkas tavyje nebereaguoja taip pat. Iš vaiko, prašančio apkabinimų šaltuose koridoriuose, tapai suaugusiųjų, suteikiančių prieglobstį savo sielai. Ir tai yra tikrasis stebuklas. Nepakeisti tai, kas įvyko, bet pakeisti tai,
kaip visa tai gyvena tavyje. Nes neišgydyta trauma yra tironas, tačiau išgyventa ir įsisavinta trauma tampa išmintimi. Tiesa ta, kad išrinktieji nėra tie, kurie gyvena tobulą gyvenimą. Tai tie, kurie buvo pragare ir grįžo atmerktomis akimis. Ir vis dėlto jie pasirinko meilę. Bet meilę iš kitur. Iš vietos be prekybos ir komercijos. Be paklusnumo. Be savęs atsižadėjimo. Galbūt dabar pradedate suprasti, kad viskas, kas jūs įskaudina, jūs ir formavo. Ne kaip bausmė, o kaip aštrinimas. Tapote jautrus, nes jūs reikėjo pagauti tai, kas nebuvo pasakyta. Išsiugdėte empatiją, nes jūs įskaudino tie, kurie juos neturėjo. Išmokote klausytis, nes niekas jūsų neklausė. Ir šio proceso metu išsiugdėte dovanas, kurių pasaulis dar nežino, kaip vertinti, bet kurių jam taip beviltiškai reikia. Tavo kelias nebuvo eilinis ir todėl jis turi galę kurti takus ten, kur anksčiau buvo tik tankmės ir tyla. Tu esi lūžio taškas tarp protėvių kartų. Gyvas prisiminimas apie viską, ką reikia išgydyti. Ir viską, kas gali atgimti. Bet dabar nereikia kam nors ką nors įrodinėti. Ir tau nereikia nešti naštos gelbėti savo šeimos, tėvų, praeities. Dabar vienintelė tavo pareiga esi tu pats. Tavo tiesa, tavo tyrumas, tavo šviesa. Nes kai ti išsaugosi savo šviesą, net audros įkarštyje, kiti žmonės taip pat pamatys kelią. Net jei jie to niekada nepasakys, net jei jie to niekada nepripažins, tavo buvimas pakeičia situaciją, keičia viską.